Jau kelias dienas tiesioginėme eteryje matote, kaip vyskupai, aukojantis mišias Dievo gailestingumo šventovėje, gauna kažkokią paslaptingą dovanėlę. Tai yra jubiliejinį puodelį. Ir jūs užduodate klausimą, tai kas ten viduje yra? Kaip jisai atrodo? Na ir kur galime jį įsigyti? Tai su įsigijimu labai yra paprasta. Jį galite įsigyti arba šioje krautuvėlėje Vilniuje Dominikonų gatvė 12, arba mūsų internetinėme puslapyje fondsmisericordia.eu. Ta pačią parduotuvę galite surasti ir per kitą mūsų puslapį gailestingumas.lt. Taigi žvilgtelėkime į šį krepšelį ir pažiūrėkime, kas ir kaip atrodo. Krepšelio viduje yra dovaninė pakuotė. Atidarius ją, galime pamatyti štai taip supakuotą puodelį. Viršuje yra dangtelis ir štai čia aukso spalvos metalinis šaukštelis. Vienoje iš puodelių pusėje matyti užrašas. Nutapyk paveikslą, kurį matai. 1934-2024 metai. Tai yra 90 metų. Ištraukus puodelį, kuris turi auksinę rankenėlę, pasukus jį galima pamatyti paveikslą. Tai yra paveikslo tapimo momentą. Šis užrašas nutapyk paveikslą, kurį matai, yra iš Šventos Faustinos dienoraščio, 47 numeris. Ir kartais žmonės išgirdę sako, tai šitas puodelis galbūt yra ne man, nes aš nemoku tapyti. Galiu pasakyti, aš irgi nemoku tapyti. Bet gerdami iš šio puodelio arbatą, kavą ar kokį kitą gėrimą ir visą laiką matydami tą užrašą, jūs gaunate priminimą, kad mes turime savo gyvenimu tapyti gailestingojo Jėzaus paveikslą. Būti gailestingumo pripildytais ir gailestingumo nešėjais. Taigi, jubiliejinis, nuostabus puodelis, kurį galite įsigyti ir atlaiduose, ir šioje krautuvėlėje po atlaidų, ir taip pat mūsų internetinėje svetainėje. Tikrai patogus ir geras. Šaukštelis išsimaišyti medui ir kad ilgiau išliktų gėrimas karštas. Tai skanaus gėrimo iš nuostabaus puodelio.